Sveiki dar kartą, non-stop pokalbiai, tai pakalbinti norėsiu Karoliną, jei klystu vardą ar ne. Tai mes pabandysime atskleisti paslaptis vis tik kokios tos grindų dangos yra šiuo metu populiarios. Arba kokia mada ateina, galbūt galėsit pasufleruoti. Ir būtų labai smagu sužinoti daugiau apie vinilinės dangas ir apie dangas apskritai, pavyzdžiui, tam skirtingose kambariuose. Tai gal trumpai prisistatykit, kas esat, ką atstovaujat. Esu Karolina iš Durų Planetos, dirbau vadybininkė ir labiausiai mėgstu pardavinėti grindis, todėl šiandien apie jas ir šnekėsiu. Trumpai tariant, turime vinilą, parketą ir laminatą. Aktualiausiam šiai dienai yra vinilas visgi. Jisai paklausiausias, tai yra naujausia tendencija. Kodėl? Todėl, kad galime dėti visuose kambariuose. Tiek miegamajam, tiek virtuvėje. O kas tas vinilas yra? Man, pavyzdžiui, vinilas su ta plokštelė, kur galima daryti. O kaip čia yra su to jūsų vinilu? Mūsų vinilas nėra tas toks. O kas jis toks yra? Tai yra grindų danga, kurią galima kloti ant grindų. Jis yra turbūt kas? PVC kažkokia, ar kas linoleumas, kas šitoks? Ne linoleumas, PVC arba super danga. Galėtų vėlgi vinilas būti tiek klijuojamas, tai tada būtų tas jau plonytis visai, kurį galima ir pabanguoti, kartais gražiai klientam rodant, arba tai galėtų būti su klik sistema ir integruotų paklotų, kuris jungiasi panašiai kaip mums įprastas laminatas. Ok, tai gali reiškia būti klijuojamas arba tiesiog sujungiamas ir padedamas. Rakinamas. Bet o jis klijuojas prie pagrindų tada ar ne? Tas, kur rakinamas? Jeigu su paklotu, tai nerekomenduočiau. Aha, gerai, o tada kaip jis dabar, įsivaizduokime, tiek turbūt didžioji dauguma namuose turi jau grindinį šildymą. Kaip čia šita yra problema kaip nors su šita danga ar ne? Visiškai nėra, netgi sakyčiau galbūt priešingai, ypatingai su klijuojamu vinilu, kadangi jis yra plonytis, tai šilumos laidumas yra daug didesnis negu, tarkim, storam laminatui. Tai reiškia, kad, turint omeny laidumas, tai jausena bus, ar ne, tokia greičiau iššils, ilgiau išliks šiluma, jeigu saulė, pavyzdžiui, pašvies, ar ne, tas ir yra, kad kaip ilgai ir kaip greit ta šiluma iššyla ir išlieka. O kaip, pavyzdžiui, jūs minėjot, kad įvairiuose kambariuose galima vinilą. Taip. Tai jau ką čia turėjot omeny? Laiptiniai ir ant stogo, ar kaip čia? Terasoj? Ant stogo dar neteko, žinokit, mėginti, gal ir būtų verta pamėginti. O vonioj, pavyzdžiui, galima? Vonioj. Taip, ypatingai, jeigu mes dedam klijuojamą vinilą, mes galime dėti visame vonios kambaryje, netgi ir dušo erdvėje. Taip išlaikom vientisumą visame name. Aha, o gerai, o tai hidroizoliacija prieš tai reikia pakloti ar ne? Ar pati medžiaga yra kaip? Pati medžiaga yra visiškai atspari drėgmei. Oho. O galiu vis tik, jeigu netikiu, dar pakloti hidroizoliaciją po apačiai? O kam išlaidauti? Okay. Jeigu netikit, galiu pakviesti svečius, turiu pati klijuojamą vinilą, vonios kambaryje, vaikai maudosi, viskas skęsta vonė ir viskas puikiai. Nu jo. Ok, o dabar kaip yra su spalvom, raštais, dydžiais, kokių jų čia būna dabar? Taip, vinilas iš tikrųjų turi daugybę pasirinkimo, kas labai patinka interjero dizaineriam, kad tiek plytelių imitacijos, tiek medžio imitacijos, sakykime, kažkokios skirtingų formų, eglutės, ševronas, tiesiom lentutėm. Jeigu kalbėti apie plytelės imitacijos, tai gali būti ir labai didelės, netgi, sakykime, plokštės lentos kažkokios. Tai, ne? Gaila, neturim čia pavyzdžių, bet kviečiu į mūsų tada adresiuką Dubysos gatvė 19, Durų Planetą, atvykti, tikrai pasižiūrėti. Dubysos gatvė, tai čia priešais. Priešais, pereisit gatvelį, iškart rasite deko skyrių, užlipsite laiptukais į antrą aukštą, rasite Durų Planetą, tai ten tikrai mergaitės parodys daugybę pavyzdžių. Gerai, tada kitas klausimas, o galima pačiam įsirengti? Ar čia būtinai reikia meistro kažkokio, kaip čia yra? Sudėtinga ta montavimo technologija ar ne? Pavyzdžiui, ta klik sistema. Klik sistema nėra taip jau ir sudėtinga. Realiai, principas kaip laminato, galima tikrai pasistengus susidėti ir pačia, net kels tai problemų. Tačiau, kas liečia klijuojamam reikalingas išlyginamasis sluoksnis. Tai jau reikia turėti, sakykime, patirties tame, nerizikuočiau pati dėtis be meistrų pagalbos ir vėlgi klijuojamam reikia to kruopštumo daugiau žinoti, kiek klijų, sakykime, dėti, nepadauginti jų.
tinkamai sušukuoti ir gražiai. Nu, statybininkams problema ir su padauginimu, tai čia visą laiką, tai čia turbūt jau bus daugiau geriau. Šiuo atveju nežinokit, priešingai. Reikia išlaikyti tam tikras ribas, daugiau nebus geriau. Gerai, o kaip dabar yra, gerai, vinilinės grindys, tarkim, miegamajam, koridoriui, o plintusai, grindjuostės, kaip jos, ar čia užsilenkia jos ant sienos, ar yra specialios kažkokios grindjuostės viniliniai dangai? Yra ir tų specialių, vadinkim, grindjuosčių su kampukais, kurie gražiai užsilenkia ties vinilu ir prisispaudžia. Tačiau šiai dienai iš tikrųjų daugiau žmonės renkasi grindjuostės prie durų. Išlaikyti vientisumą su duro padais ir renkasi to pačio pločio, aukščio ir viską gražiai. Ta prasme, prie durų, ta prasme, kaip slengsti ar kaip? Duro yra duris. Taip, yra. Žinot, kaip atrodo. Jeigu nežinot, aš parodysiu, va čia turim sumontuotas, ne? Ir matome duris ir yra vadai aplinkui. Pavyzdžiui, vat pilkos. Ne, darytės pilkė vadai. Taip. Ir dabar įsivaizduokim dar grindjuostės pilkas nueinančias vienodai. Gražiai žiūrėtųsi. Ta prasme, grindjuostė eina palei apačią, susitinka su durimis, tada ta pati vos ne grindjuostė apkeliauja aplink duris ir toliau keliauja. Jo, atsiprašau. Aš sakau, kad beveik grindjuostė. Tai iš esmės išlaikom tokį ar ne kaip vientisumą. Ok, geras. O dabar be vinilinių grindų, kokias grindis jūs dar turit savo salone? Čia labai reikėtų iš tikrųjų nuo kiekvieno žiūrėti poreikių. Ko reikia, ko nereikia, sakykime, ne. Pavyzdžiui, aš galiu žiūrėti, kiek noriu, bet mano žmona, ką išrinks, tas ir bus. Tai čia, žinot, su vyrais kartais yra ir lengva, ir sudėtinga. Tada vėlgi reikėtų žmonos klausti, kokie jos poreikiai. Ar jinai nori, sakykime, tarnauti grindim daugiau, ne, jas prižiūrėti, ar jinai nori vis nesirūpinti, ar turit vaikų, pavyzdžiui, vėlgi klausimas. Turim, ir ne vieną. Mėgstat basom vaikščioti? Nu, turbūt, nežinau, vaikai mėgsta basom vaikščioti, kaip pas jūs? Mėgsta ir paropoti, man atrodo, ar pašliaužiai ir pasivalioti. Nu, tarkim, bet, gerai, priežiūra. Nes prie tokie visokie klausimai priveda prie to, kokią grindų dangą geriausia apskritai žmogui rinktis. Mes kaip turim vinilą, turim parketą, turim laminatą ir jie visi skirtingi yra, sakykime. Nu taip, aišku, medžiagos yra skirtingos, bet o tada pagal ką renkasi žmonės? Gal pagal kainą? Kaip skiriasi kaina, pavyzdžiui? Gerai, paimkim taip, kad būtų įmanoma kažkaip lyginti obuolius su obuoliais. Kalbam apie kokią vidutinę klasę, kainos, ne pačią pigiausią, bet ir ne pačią brangiausią, kiek gali kainuoti, pavyzdžiui, vinilinė danga. Tai preliminariai, plus minus. 20-30 eurų tame tarpe. Kvadratas, ar ne? Plus grindjuostės. Taip. Plus turbūt tos visos klijavimo medžiagos, jeigu reikėtų. Jeigu reikia, taip. Gerai, vinilas maždaug. Šiaip dar ką pridursiu, klijuojamas vinilas įprastai yra pigesnis negu klikas. Bet kai susideda medžiagos visos, tai gaunasi panaši suma, sakykime. Supratau, gerai. Parketlentės, kas yra maždaug parketlentė? Tai čia parketas ar lenta kas čia yra? Ar miksas jų? Parketas ir lenta, kaip tai sakote. Šiaip parketą dažniausiai žmonės renkasi, kai nori visiškai natūralumo. Parketą ar parketlentė? Parketą. Parketą. Bet jau tikrą tą parketą, tikrai. Nes, būna netikrų? Parketlentė kaip ir ne visai tikras parketas, nes tikrai parketą tai ir klijuoja tą eglutę, bet labai jau ten brangus ir sudėtingas malonumas. O dabar parketlentės, tada, tarkim, apie kurias mes kalbam. Kiek gali jos kainuoti? Tai plus minus. Kalbam apie gerą kokybę, kur yra aukšta trintis, ten atsparumai visokie. Apie 60. 60 eurų kvadratinis metras. Tai žodžiu, jeigu aš noriu, tarkim, sutaupyti šiek tiek ir noriu turėti medienos raštą, aš galiu rasti vinilinę dangą tokią? Tikrai taip. Supratau. Tai reiškia, vinilas iš esmės yra ir kaip alternatyva, ar ne, jeigu mes norim kažką tai tokio, ir, kaip ir būdas išsiskirti turbūt, nes gali būti visokių raštų. Ar yra kažkokie apribojimai, kažkokie viniliniai dangai? Turbūt, kad ne. O kaip vyksta, pavyzdžiui, aš galiu ateiti su kokiu nors Mickey Mouse paveikslėliu ir jums parodyti, sakyti, aš noriu, kad vidury kambario toks būtų. Jau sudėtingai truputėlį būtų. Tai, žodžiu, yra tam tikrų apribojimų. Apribojimų proto ribose, kaip sakant. Kaip beprotis užsisakinėja, tai nebėra tų ribų. Ok, supratau. Tai ir gerai, tai nėra čia ko tų Mickey Mouse vidury kambario turėti.
Bet ar aš galiu, pavyzdžiui, daryti taip dėl pačios įrengimo technologijos, kad, pavyzdžiui, pusė kambario viena spalva, o kita pusė kita spalva, pavyzdžiui? Žinoma. Galima. Žinoma, gali sumiksuoti spalvas. Aha. Supratau. Ką dar tokio, kokios tendencijos gal pastebėjot, galbūt interjero dizaineriai kažkokių įžvalgų pastebi, kas vis tik pareina, pavyzdžiui, madą? Šiaip labai pradėjo vėlgi populiarėti ir dažnėti interjere, tai yra plytelių imitacijos vinilas. Kodėl žmonės renkasi ne plyteles, o vinilą? Tai dėl jaukumo, dėl šiltumo, dėl minkštumo vaikštant, dėl tos baimės, kad kažką numetė ir nesuduš, atsparumas vėlgi drėgmiai, išlaikymas. Čia aš jau vakar guodžiaus, mano žmona stiklainius atidarinėja į plyteles. Paima taip stiklainį, į grindis padaužo, tai mano akis kiekvieną kartą verkia. Tai jeigu būtų vinilas, tai aš nebiški nepergyvenčiau. Nes ta prasme, čia tu realiai žaloji dangą, gali paimti ir sudaužyti tą plytelę. Tai labai smagu, kad yra tokių, bet o aš gerai atskirčiau, pavyzdžiui, kiek ta imitacija yra tikra? Klientai plika akimi tai tikrai neatskiria. Neatskiria? Neatskiria, nes būna ateina pas mumis į saloną ir plytelės pardavinėjat. O būna tai, pavyzdžiui, kad vinilą klijuoja ant sienų? Būna. O kokiais šiais atvejais gali būti taip? Randa patinkančią spalvą, sakykime, tokios plytelės nerado, rado vinilą ir klijuoja taip. Pas mane kaip tik klientas nesenai klijavo vinilą iš vis virtuvinios. Vietoj plokštės senelė, kaip būna, ne, virtuvinė, tai užsiklijavo ten vinilą, nes jam tiesiog patiko ta labai spalva. O būna, pavyzdžiui, vinilo, turbūt būna, bet atsakiau į savo klausimą, pavyzdžiui, žinot, kaip yra didelio formato plytelės, ar ne, ir jos būna dažniausiai kokio nors pjauto rašto akmens, ten marmuras, ten tralelė visokie tokie, tai turbūt netgi žymiai pigiau būtų tokio imitaciją užsiklijuoti sieną vonioj iš vinilinės dangos. Ar įmanoma taip? Įmanoma, šiaip mes turim tokias netgi aquastep plyteles iš tikrųjų. Tarp kitko, mūsų stendukė ir yra išklijuota ir kitų įvairių imitacijų siūlyčiau pasižiūrėti. Įdomus produktas. Principas panašiai kaip vinilas, sakykime, veikia, vėlgi atsparumas tas drėgmiai, klikas lengvai montuojasi, žmonės tikrai gali patys susimontuoti. Tų raštų irgi pasirinkimų yra įvairių ir galima daryti net printą. Jau, tą patį Mickey Mouse, tada sakykime, kažkokį tai. Jo, nes aš dėl ko ir klausiu, nes šiaip didelio formato plytelės, pavyzdžiui, tai tikrai yra labai brangus malonumas, nes jos visų pirma pačios brangiai kainuoja, o antras tai yra pats klijavimo procesas yra labai brangus ir mažai yra meistrų, kurie gali ir apsima iš vis tą daryti. Plus yra svoris labai didelis ir daug problemų. O jeigu mes galėtumėm, tarkim, tą problemą išspręsti per vinilinę dangą, tai žiauriai sutaupom. Na, aš šioje vietoje, kaip ir minėjau, galbūt, jeigu didelio formato šnekant, ne, vietoj plytelių kažkokį tai panaudojimą, tai būtent tas aquastep plyteles, taip tada naudočiau, jos ir lengvesnės, sakykime, ir paprašiau tas visas montavimas ir taip pat gaminkimas nemažas. Gerai, ar mes dar praleidom kažką, ar turėtumėm dar kažką paminėti? Ar yra viniliniai dangoj šiek tiek medžio? Kažkas ten natūralaus, ar yra, ar ne? Kažin. Gausim prapjaut, pažiūrėt. Gal ten auga kas nors viduj. Aš įsivaizduoju, kad, žinokit, greičiausiai nėra. Tikriausiai yra tik imitacija suformuota, bet šiaip tai turėtų būti... Bet jau taip tikroviškai atrodo. Atvykit į saloną, parodysim. Taip, atvykit, duokit bebrams ir žiūrėkit, kaip jie reaguos. Gerai, tai ką, tai ačiū labai mano pašnekoviai. Jeigu turėtumėt klausimų, tai galite drąsiai kreiptis už sienutės, va čia kaip tik yra už sienutės Durų Planetos atstovybė, arba NIC salone, arba per gatvę. Nemuno baldų centras, kaip ten vadinasi. Deko. Deko, atsiprašau. Deko vadinasi.